Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. Baigiamasis žodis. Svamis Kriyananda. Šią nepaprastą knygą Paramhansa Yogananda baigė trumpai užsiminęs apie savo planus įkurti pasaulio koloniją Encinite, Kalifornijoje. Aš dažnai girdėdavau jį, raginant savo klausytojus susiburti į pasaulio brolijos kolonijas. Tokia kolonijos sąvoka buvo esminė jo misija. Anot Yoganandos, dvasinės bendruomenės įkvėptų milijonus visame pasaulyje gyventi taikoje ir galiausiai pasitarnautų kaip visuotinės harmonijos pavyzdžiai. Jo vizija buvo ta, kad visos pasaulio tautos gyventų draugiškai vienuose mūsų namuose. Jis manė, kad visi žmonės turėtų laikyti save pasaulio piliečiais. Paskutinėme knygos skyriuje randame jaudinantį posakį. Žmogui, kuris iš visos širdies gali pasakyti, pasaulis yra mano tėvynė, tai mano Amerika, mano Indija, mano Filipinai, mano Anglija, mano Afrika. Niekada netrūks galimybių prasmingam ir laimingam gyvenimui. Pasididžiavimas savo šalimi prasiplės neribotai ir žmogus prisilies prie universalios kūrybinės energijos. Deja, nors ir kaip aktyviai veikia Yogananda, jis nesuspėjo įgyvendinti savo svajonės. Ką tik pateikta knygos ištrauka nebuvo įtraukta į vėlesnius šios knygos leidimus. Jo viltis įkurti pasaulio brolijos kolonijas buvo atidėta tam laikui, kai jo jau nebebuvo fizinėme kūne. Reikėtų pridurti, kad jis pats pasiūlė arba bent jau pritarė šiam teksto iškirpimui. Jis nenorėjo, kad skaitytojai susipakuotų visus savo daiktus ir skubiai lėktų į dar neegzistuojančią bendruomenę. Vis dėlto aš širdingai tikiu, kad vieną dieną pasaulio brolijos kolonijų vizija taps realybė pačiame Encinite. Minėtoje knygos ištraukoje nebuvo skatinama pakeisti mąstymą, tačiau po keleto metų vienas mano bičiulis mokinys primygtinai teigė, kad ištrauka visgi pakeitė jį. Per 3,5 mano gyvenimo su juo metų, prieš jam pasineriant į galutinį Mahasamadhi, aš dažnai girdėdavau pabrėžiant pasaulio brolijos kolonijų poreikį šiame amžiuje. Todėl šios ištraukos išbraukimas iš knygos jokiu būdu nerodo, kad jo tikėjimas šią viziją nusilpo. 1949 m. Liepos 31 d. girdėjau jį kalbant pobūvio viename Beverly Hills sode metu. Ši vieta garsėjo savo aukštuomenės veikla. Kokia vieta, pagalvojau, ir kokia proga tokiam ugningam pamokslui. Tai buvo labiausiai jaudinanti kada nors mano girdėta kalba. Jis kalbėjo apie pasaulio brolijos kolonijas. 700 svečių turbūt tikėjosi išgirsti padėkos žodžių mūsų šeimininkiai ir kelis liaupsinančius žodelius už tokias žavingas pramogas. Niekas nesitikėjo būti sukritikuotas tokios dieviškos galios prakalba. Vėliau mokytojas paaiškino, per mane kalbėjo Dievas. Aš tai aprašiau savo knygoje Kelias. Niekada, rašiau, neįsivaizdavau, kad žmogaus kalbos galia galėtų būti tokia stipri. Tai buvo labiausiai jaudinanti, kada nors mano girdėta paskaita. Ši diena, sugriaudėjo jis, rodo naujos eros gimimą. Mano išsakyti žodžiai, paimti iš eterio, Dievo dvasios, jau pasiekė vakarus. Mes privalome eiti pirmyn.
Ne tik čia esantieji, bet ir tūkstančiai jaunimo privalo vykti į šiaurę, pietus, rytus ir vakarus, įkurti daugybę kolonijų žemėje ir tai parodyti, kad gyvenimo paprastumas ir pozityvus mąstymas veda didžiausios laimės link. Susivienykite į dvasinės bendruomenės, dažnai ragindavo savo klausytojus. Siekime tarnavimo Dievui ir dieviškos meditacijos. Tai kelias į vidinę taiką ir harmoniją. Kogi daugiau galima norėti iš gyvenimo? Susivienykime. Visą savo veiklą, darbo, namų, maldos vietos ir tinkamo gyvenimo mokyklų vaikams koncentruokime vienam kilniam tikslui. Toks gyvenimo būdas duos jums viską, ko reikia – proto ramybę, vidinę laisvę ir svarbiausia – laimę. Po tokios kalbos pasižadėjau daryti viską, kad ši vizija taptų realybę. Netrukus jis pradėjo kartoti man. Tau reiks nudirbti didžius darbus, Valteri. Tai buvo jo man duotas vardas. Jis dar daug kartų pakartojo šiuos žodžius ir aš supratau, kad tai buvo perspėjimas, o ne komplimentas. Jo bendruomenės supratimas nebuvo vien fantazija, nerūpestingai išsakyta vakarėlio metu, o tai, dėl ko žmogus gali nesunkiai pakeisti savo protą. Ši sąvoka buvo esminė jo gyvenimo misijai. Jis aiškiai išdėstė ją savo tiksluose ir idealuose. Deja, tikslai vėliau buvo pakeisti, norint priderinti juos prie tam tikrų mokinių suvokimą, jog jo vizija dėl darbo pasikeitė. Vieno istorinio įvykio metu per kviestinius pietus Binajaus Seno, Indijos ambasadoriaus garbei, po kurių mokytojas paliko savo kūną, tą vakarą buvome palaiminti ir dalyvavome aš ir dar 2 kiti mokiniai. Jis jaudinančiai išdėstė savo tikėjimą, kad kiekviena tauta turi draugiškai pasidalyti savo dorybėmis. Bendradarbiavimas visuomet buvo pagrindinė jo tema. Jo misija neapsiribojo tik vienuolynų kūrimu. Likus 4 mėnesiams iki savo išėjimo, jis išsakė savo tikėjimą pasaulio brolijos kolonijomis, artimai savo mokiniai Kamalai Silvai. Vėliau Kamala šiuos žodžius užfiksavo įkvepiančioje atsiminimų knygoje Nepriekaištingas veidrodis – The Flawless Mirror. Man labai pasisekė per guru ir Dievo malonę įgyvendinti šią pasaulio brolijos kolonijų viziją. 1968 m. rugpjūčio mėnesį įkūriau pirmą Ananda Sangha bendruomenę ir atsidėjau Paramhansos Joganandos dvasios, mokymų ir idealų įgyvendinimui. Šiandieną, 2004 m. kovo mėnesį, yra 7 tokios bendruomenės. Jos aiškiai rodo, kad visiškai įmanoma skirtingiems žmonėms gyventi dvasinėje harmonijoje. Šios bendruomenės yra Kalifornijoje, Oregone, Vašingtone, Rhode Islande ir Italijoje, netoli nuo Asyžiaus. Bendrai juose gyvena apie 1000 atsidavėlių. Dar 1000 yra susiję su šiomis bendruomenėmis ir praktikuoja didžio mokytojo mokymus. Kiti 1000 kasmet atvyksta iš viso pasaulio į šias bendruomenės, kuo daugiau sužinoti apie mokytojo mokymus ir pasimokyti, kaip tokias bendruomenės galima įkurti savo gyvenamoje vietoje. Dabartinė mano svajonė – įkurti Ananda Sangha bendruomenę Indijoje. Pasitelkęs 36 metų patirtį šioje srityje, turbūt įtikinčiau žmonės, kad tokia praktika jau yra gerai patikrinta rūsčioje šios planetos dirvoje. Ir ji veikia. Ananda Sangha bendruomenės pateisina tą palikimą,
kurį Paramhansa Yogananda paliko visoms tautoms. Tegu visi žmonės suvokia, kad jie tikrai gali naudingai ir veiksmingai gyventi taikoje bei harmonijoje. Ananda bendruomenės nėra paprastas kaimas, kur viešpatauja paskalos ir savanaudiškumas, pakertantis jų gyventojų ramybės pamatus. Šios bendruomenės parodė gyvenimo būdą, kuris, anot mano guru, yra pati tobuliausia vidinė harmonija ir laimė. Pabaiga.